Zdarov kaimieti, ką tu? Baigiu varškę suvalgyti. Blet, pasidariau varškę ir baigiu suėsti. Suvalgyti, nesuėsti. Klausyk, matau, yra ten tos varškės, duok ir man dar paskabyti. Klausyk, duok ir man šaukštą. Jau baigiu suėsti, aš jau viskas. Turėsiu vėl darytis. Gaila jo, nu gerai. Klausyk, dar pyksti ant vaikų? Nu ką tu pyksi ant vaikų? Girdėjau, tau išdaigas pastoviai daro. Papasakok tą, su dviračiu. Pasistačiau dviratį, blet, atsuko ratą. Nu tikiuosi, nenupyzdino. Sorry, tesk. Parvariausko, blet, atvarys kur nors pasivėžytą. Atsuko ratą, kėliau ant menkės dviratį. Išlaikė priekinis ratas. Netikiu. Netikiu. Pizdės. Gerai, juokauju, tikiu. O tai pačiam nieko, nesusižalojai? Aišku, kai kur reikėjo biskį save pačiam pasitaisyti. Tai spėjus save taisai su grėtinė? Klausyk, tai koks moralas šitos istorijos? Niekada nevarykit ant senų žmonių. Nes grožis baigėsi. Laikas baigėsi po biskį. Grožis pasibaigs. Dabar tu esi jaunas gražus. Metai labai greitai bėga. Nebebūsi jaunas gražus. Ką ir viskas? Visas moralas? Ir viskas. Tik kad tu čia nieko nepasakėjai. Tas pats, kaip tu man nieko nepasakėjai. Klausyk, nu dar bent ką nors pasakyk. Nueinu tualetę, padarau gamtinį reikalą, paspaudžiu mygtuką tualetę. Dabar varai į tualetą? Žiūrėk, klausyk. Nelabai supratau. Žiūrėt ar klausyt? Paspausiu mygtuką ir girdėjai? Girdėjau. Viduriai užkietėjo. Kietas šūdas trankosi į tualeto šonus. Klausyk, o kiek tau metų? Man 40 metų. Aš geros formos atrodo. Nes man atrodo tau laikas pasitikrinti pas daktarą per skylę žarnas.